Gaisras namuose. Penktadienio vakaras. Marija ruošia vakarienę. Kitame kambaryje pradeda skambėti Marijos telefonas. Marija nuskubėjo į kitą kambarį pasiimti telefono. O? Skambina Marijos draugė, su kuria senokai nekalbėjo. Marija su drauge ilgai šnekučiavosi. Gaisras. Marija paliko įjungtą viryklę. Užsidega keptuvė. Marija nemato ugnies, nes ji vis dar yra kitame kambaryje. Kambario temperatūra pradeda kilti. Į kambarį pradeda veržtis dūmai. Įsijungia garsinė gaisro signalizacija. Gaisro požymiai. Į kambarį veržiasi dūmai. Kyla kambario temperatūra. Įsijungia garsinė gaisro signalizacija. Kaip išlikti saugiam? Marija supranta, kad virtuvėje kilo gaisras. Ji užsidengia burną ir nosį marškinėlių rankove, kad neįkvėptų dūmų. Marija atsitūpia, kad išvengtų dūmų. Marija turi išeiti iš degančio pastato. Ji turi likti atsitūpusi ir uždaryti duris. Išėjusi iš degančio pastato, ji turi iškviesti pagalbos tarnybas numeriu 112. Ugniagesiai užduoda jai keletą klausimų. Marija pasako jiems savo vardą, pavardę ir adresą bei atsako į jų klausimus. Kaip išlikti saugiems? Užsidenkite burną ir nosį marškinėlių rankove. Atsitūpkite, kad išvengtumėte dūmų. Išeikite iš degančio pastato ir uždarykite duris. Skambinkite pagalbos tarnyboms numeriu 112 ir pateikite prašomą informaciją. Kas gali padėti? Marija turi laukti ugniagesių pagalbos. Marija turi klausyti ugniagesių ir avarinių tarnybų nurodymų. Kaip elgtis gaisro atveju? Padėti gali ugniagesiai ir kaimynai. Svarbu laikytis nurodymų. Svarbu žinoti, ko vengti gaisro metu. Gaisro metu draudžiama naudotis liftu. Kol gaisras neužgesintas, draudžiama grįžti į degantį pastatą. Svarbu žinoti, kad prasidėjus gaisrui negalima slėptis uždarose erdvėse, pavyzdžiui, spintose. Ko nedaryti gaisro metu?
Nesislėpkite spintose ar kitose uždarose erdvėse. Nesinaudokite liftu. Negrįžkite į pastatą. Prieš grįždami palaukite, kol bus saugu. Ką daryti išėjus iš pastato, kuriame kilo gaisras? Marija turi laukti, kol atvyks ugniagesiai. Ir Marija žino, kad labai svarbu negrįžti į degantį pastatą, kad ir kas nutiktų. Išėjus iš degančio pastato. Laukti ugniagesių. Niekada negrįžti į degantį pastatą dėl jokios priežasties.